Naujieji metai, kurie Biblijoje yra vadinami trimitavimo laiku, trimitų švente. Naujųjų metų šventė yra trimitavimo arba trimitų šventė vadinama. Ta diena skamba galingai trimito garsai. Ir Senajame testamente aš labai daug dėmesio tam neskirsiu, bet tiesiog paminėsiu, kad trimito garsas, jisai buvo tam tikro valdymo, visos Dievo tautos valdymo būdas. Kada trimitai trimituodavo tam tikrų būdų, pas patį pagrindinį vadovą Mozę susirinkdavo tautos vadai ir kunigaikščiai vyresnieji. Kada trimituodavo kitų būdų, žmonės suvokdavo, kad jiems gresia pavojus ir reikia kilti į karą, reikia pradėti gynybą. Kada trimituodavo trečių būdų, visa stovykla, visa Dievo tauta suvokdavo, kad laikas keltis ir keliauti iš vienos vietos į kitą vietą Dievui vedant. Ir šventėms, įvairioms šventėms būdavo vėlgi tam tikri signalai, kuriuos visa tauta girdėdavo ir suvokdavo. Prasideda šventė. Ir persikeliant į mūsų laikus, į krikščionybės laikus, į mūsų Lietuvą, mane labai visą laiką sekmadieniais džiugina varpai. Jų čia negirdėti, labai mažai tų varpų yra likę, bet varpai krikščionybėje jie atlieka tą pačią funkciją, kur judaizme, Senajame testamente atlikdavo trimitai. Išgirsti sekmadienio ryte lovoje dar, kad skambina varpai ir tiesiog, oi, ką turiu daryti? Dar turiu laiko 15 minučių, reikia bėgti į pamaldas, reikia daryti bažnyčią, o pramiegojau ir panašus dalykai. O kartais varpai skambindavo ypatingų būdų, tada, kada, jeigu atsimenat, išlydėdavo į paskutinę kelionę brolį krikščionį. Liūdnai skambindavo ir vėl visai krikščioniškai visuomeniai buvo aišku, mirė jų brolis ir sesuo. Ir katalikai ką darydavo, jeigu jūs prisimenate, aš vaikystėje atsimenu, žmonės sustodavo pakelėse, nusimdavo kepurę, sustodavo automobiliai paskui ir palydėdavo mirusį. Kodėl? Brolis mirė. Brolis dvasioje mirė. Gražu. Iš tikrųjų gražu. Gerbti, mylėti, branginti ir panašiai. Gražios tradicijos. Ir visa tai būdavo daroma palydint varpų garsams. Taigi, trimitavimas. Trimitavimas yra įspėjantis, kviečiantis, įsakantis garsas ir panašiai. Naujajame testamente mes turime ne vieną raštų ištrauką, kur apaštalas Povilas ir kiti apaštalai ir mūsų mokytojai kalba apie trimitus, apie trimito garsą, apie tai, kad mes išgirdę tam tikrą trimito signalą turėtume suvokti, kas vyksta ir ką mums reikia daryti. Taigi apie tai, kas yra pranašaujama Naujajame testamente, apie trimitavimą ir trimitų signalus. Ką tai reiškia mums? Va šį rytą jūs išgirdote žydų instrumento šofaro garsą. Trimitas, bendruomenėje, pamaldose, trimitas. Ką tai turėtų priminti mums Naujojo testamento žmonėms? Ką tai sako, ką tai pranašauja? Pirmą ištrauką kartu su jumis norėčiau paskaityti pirmam laiške Korintiečiams 15 skyriui. Tie, kurie sekate, prašau atsiversti, garsiai paskaitysiu, tie, kurie labiau mėgstat klausytis. Klausykitės, bet vėliau pasitikrinkit, kas buvo sakoma skaitoma. Taigi, pirmas laiškas Korintiečiams 15 skyrius 49-52 eilutės. Apaštalas Povilas kalba tikintiesiems ir sako, taip kaip mes nešiojame žemiško savo tėvo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo atvaizdą. Bet aš jums, broliai, sakau, kad kūnas ir kraujas
vadinasi šitas mūsų kūnas, nepaveldės Dievo karalystės. Negalės gyventi ateinančiame pasaulio pertvarkyme naujame Dievo laikmetyje. Aš čia truputėlį įterpiu komentarą. Ir kas genda, nepaveldės to, kas yra negendama. Aš jums atskleidžiu paslaptį. Mes ne visi krikščionės tikintieji Jėzumi Kristumi užmigsime, reiškia numirsime kūne. Bet visi būsime pakeisti. Staiga, vieną akimirką, skambant paskutiniam trimitui. Ir ką toliau skaitom? Trimitas nuskambės ir mirusieji bus prikelti negendantis, o mes būsime pakeisti. Taigi, kada šį rytą jūs išgirdote trimito gausmą, tai yra pranašiškas skelbimas jums, ar ne? Artėja valanda, kada mūsų viešpats sugrįžta, o mūsų gyvenimuose įvyksta galingas, neįtikėtinas, stebuklingas pasikeitimas. Ir aš tikiuosi, kad ko gero nebeskausmo, nors nesu įsitikinęs, kad mes tą skausmą spėsime pajusti, nes kartais žmogus pražūna savo kūno, net nesuspėjęs suvokti, kad kažkas suskaudėjo ar dar kažkas tokio, ar ne? Bet aš bandau įsivaizduoti, kaip mes čia, kokį turėsime įvykį čia šitoj vietoje, jeigu dabar nuskambėtų trimitas ir įvyktų kūnų perkeitimas. Aš visada mėgstu pajuokauti, negaliu savo pasipriešinti. Man dabar toks vaizdas, kad mes kaip tokie įkaitinti pomidorą, taip, visi susprokstam ir staiga pakylam kažkokie kitokie, pradedam gyventi kažkokie kitokie, o tie, kurie nepriklauso viešpačiui, žiūri išplėtąsi akise ir negali patikėti to, kas vyksta, sakydami, o, kalbėjo man bažnyčioj, kodėl aš neklausiau. Taigi, kūnų perkeitimas arba prisikėlimas iš mirusių įvyks trimitui gaudžiant. Trimitui gaudžiant, jau iš tos pačios minties, tik tai noriu sukonkretinti dar vieną dalyką ir įvykį. Trimitui gaudžiant įvyks viešpaties Jėzaus Kristaus sugrįžimas. Kada išgirstame sirenos, ta prasme, trimito gausmą, tai mums primena, viešpats Jėzus Kristus sugrįž, mes turime tam pasiruošti. Tokių kūniškų pavyzdžių duosiu apie pasiruošimą. Jūs prisimenate tokius sportinį įvykį kaip olimpiada arba čempionatai, kokie pasaulio čempionatai, kad ir Lietuvos čempionatai. Ir man krito į akis tai, kad į olimpiados visą tą renginį arba į pasaulio čempionatą arba į Lietuvos čempionatą negali suvažiuoti visi norintys sudalyvauti. Negali suvažiuoti visi, kurie norėtų, kad jų pavardė būtų sąraše ir galbūt netgi būtų garsiai perskaityta. O, jisai buvo komandoje, atstovavo ten kažkokį rajoną ar kažkas tai panašaus. Tam, kad tu galėtum patekti į konkrečias varžybas, tu turi būti tas, kuris įvykdysi tam tikrus reikalavimus. Tu turi sugebėti nubėgti 100 metrų per 10 sekundžių, sakysim, ar ne? Ir kažkokios kitos normos. Jeigu tu neatitinki to reikalavimo, neįstengi jo įvykdyti, tu negalėsi dalyvauti varžybose. Arba kitas kūniškas pavyzdys. Jūs įsivaizduokit, ateina kažkas ir iš specialistų, inžinierių kokių nors ir sako, įsivaizduokime, kad mes turim kažkokią užtvanką ir ta užtvanka yra be galo galinga, jeigu jinai lūžtų, tai užlietų visus mus, nuneštų, mes nespėtumėm nei kvėptelėti, ar ne? Ir inžinieriai pradeda sakyti, yra pavojus užtvanka, treška, ten kažkas negerai, ruoškitės nelaimiai žmonės, ruoškitės, ar ne? Kokia turėtų būti mūsų reakcija? Nebūtinai bėgti, bet bent jau plaukti išmokti, ar ne? Mes turim laiko pusę metų, dar laikys pusę metų, ką daryti? O čia pas mus gražus namai, gražus sodai ir visa kita. Nieks nežino, ar ta užtvanka sprogs ar nesprogs, truks ar netruks. Tai pats minimaliai protingas sprendimas koks būtų. Valtį nusipirkti. Taip, nusipirk valtį. Dar geriau, jeigu dar plaukti išmoktum, ar ne? Per pusę metų gali išmokti plaukti.
ir pasiruošti nelaimiai. Tai pagal tą pavyzdį, ką aš sakau. Gali pasiruošti nelaimiai. Dabar apie trimito skambėjimą arba šofaro skambėjimą, Dievo trimito skambėjimą. Pripažinkime, trimito skambėjimas yra ne tik tai džiaugsmas ir viltis pamatyti viešpatį, atsidurti naujame pasaulyje, bet kai kuriems tai yra ir pavojaus signalas, gresiančios nelaimės signalas, teismo signalas ir netgi pasmerkimo signalas. Vieniems šitas trimito skambėjimas bus išvadavimas ir gyvenimas, kitiems teismas ir pasmerkimas. Ir to mes turim nepamiršti. Mūsų viešpats sugrįžta. Mes patys turime tam pasiruošti. Kokius viešpats nori mus matyti? Ir mes visi žinom tos teologinius atsakymus. Viešpats nori mus matyti, aš netikėtą pasiūlymą pateiksiu. Viešpats nori mus matyti gerais žmonėmis. Ar sutinkat? Šventais. Nu, šventas koks yra žmogus? Šventas nėra tas, kuris vaikšto su kardu ir sako, ak, tu nusidėjėlį, šnai galvą. Ak, tu banditė tu, kitam galvą nukirta. Išvalysiu aš Lietuvą nuo nusikaltėlių. Šventas tai yra tyras, švarus, geras žmogus. Geras tai yra darantis tai, kad Dievas nori, kad mes darytume. Ne? Dievas nori matyti mus gerai žmonėmis ir gerais tobulai. Netgi, kad ir mūsų mintis būtų protingos, teisingos, tiesios. Ir va šitoje vietoje aš manau, kad ko gero mes visi čia šiandien gyvenantis turim kur padirbėti. Mokytis suvaldyti savo kūną, suvaldyti savo emocijas, suvaldyti savo mintis ir nukreipti visą tai į gerą, į tai, kas teisinga, šventa, girtina, sveikintina, naudinga. Viešpats Jėzus Kristus sugrįš. Ir džiaugsmas, ir pavojus. Ir paraginimas pasiruošti. Paskaitykime porą vietų. Mato Evangelijos 24 skyrius 30-31 eilutė. Šitam skyriuje Jėzus pats kalba apie daugybę ženklų, kurie seks prieš jo pasirodymą. Ir noriu paskaityti ištrauką, kuri konkrečiai kalba apie trimito skambėjimą. 24 skyrius 30-31 eilutės. Danguje pasirodė žmogaus sūnaus ženklas. O visos žemės giminės raudos ir pamatys žmogaus sūnų, ateinantį dangaus debesyse su galybė ir didžia šlove. Jis pasiūs savo angelus su skardžiais trimitų garsais ir jie surinks jo išrinktuosius iš 4 žemės pusių nuo vieno dangaus pakraščio iki kito. Dar viena rašto vieta, pirmas laiškas Tesalonikiečiams 4 skyrių 16-17 eilutė. Pats viešpats nužengs iš dangaus nuskambėjus paliepimui, archangelo balsui ir Dievo trimitui. Ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, paskui mes gyvėjai išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis, susitikti su viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Du įvykiai. Jėzaus Kristaus sugrįžimas ir mūsų visų surinkimas pas jį įvyks skambant Dievo trimitai. Tikintieji būsime surinkti pas viešpatį. Tie, kuriuos viešpats palaikys tinkamais. Atsimenat? Daug yra tikinčių, bet maža yra išrinktų. Aš šiek tiek perfrazavau. Tai skamba, sako, daug yra pašauktų į viešpaties šventę, į viešpaties prieglobstį, į viešpaties džiaugsmą. Tačiau tų išrinktų iš tikrųjų yra maža. Todėl Jėzaus Kristaus žodžiai yra labai svarbus. Sako, stenkitės įeiti pro ankštus vartus ir eiti siaurų keliu, nes yra patogus vartai ir patogus kelias, kurie nuveda į pražūtį. Jums tenka ieškoti, jums tenka pasistengti, jums tenka pasistengti išlikti tame
viešpaties išgelbėjimo kelyje. Taigi trimito garsas skelbia ir ateinančio laikmečio pasikeitimus. Kada viešpats Jėzus Kristus sugrįš, antras laiškas Tesalonikiečiams, 1 skyrius, 6-10 eilutės. Paskaitykime. Antras Tesalonikiečiams 1:6-10. Teisinga iš Dievo pusės atmokėti jūsų prispaudėjams priespaudą, o jums prispaustiesiems poilsiu, draugė su mumis, kai iš dangaus apsireikš viešpats Jėzus Kristus su savo galingais angelais. Nuskambėjus Dievo balsui, tiksliau Dievo paliepimui, archangelo balsui, gaudžiant Dievo trimitui. Liepsnojančiųjų ugnyje jis atkeršys tiems, kurie nepažįsta Dievą ir nepaklūsta mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus evangelijai. Jie bus nubausti amžina pražūtimi ir atskirti nuo viešpaties veido ir nuo jo galybės šlovės tą dieną, kada jis ateis, kad būtų pašlovintas savo šventuosiuose. Dar viena vieta, Apreiškimo knyga 1 skyrius 10-11 eilutės sako štai ką. Aš buvau dvasioje viešpaties dieną ir išgirdau už savo nugaros galingą balsą, tarsi trimitą, sakantį, aš esu alfa ir omega, pirmasis ir paskutinysis. Aš išgirdau trimitą, o tai buvo Dievo balsas. Ir jūs įsivaizduojat, toks pavyzdys, eini savo ramiai gatve ir staiga savo už nugaros išgirsti automobilio signalą. Ar tai būtų šaižus, ar tai būtų žemas, galingas, man labai patinka sunkvežimio signalai, jie labai panašus į traukinių tos ūktelėjimus. Atvažiuoja ir kai mostelės, tai net širdis į kulnus nukrenta. Rangiai, pagal skaitytą prieitą eilutę mūsų, ar jaučiat, kur lenkiu? Dievo balsas yra galingesnis už traukinio švilpuką. Už sunkvežimio signalą, kuris tave išgazdina, priverčia apsisukti, gelbėtis, šokti kažkur į šoną ar dar ką nors daryti. Bet ar jis turi tokį poveikį mums? Sako, Dievo balsas yra kaip galingas trimitas. Ir Jonas įtraukė pečius ir atsisuko pasižiūrėti, kas čia kalba. Ir pamatė viešpatį Jėzų Kristų. Kada mes girdime, šiandieną išgirdome Dievo trimito garsą, aišku, jis nebuvo toks galingas, koks jis turėtų būti, jis nebuvo natūralus, koks jisai turėtų būti, bet bent jau užuomina, kaip skamba tas Dievo trimitas. Tai turėtų būti priminimas. Dievas yra tas, kuris kalba ir jo kalba turėtų gąsdinti mažiausiai. Jeigu kai kurie bent jau iš jūsų skaitėte Senąjį testamentą ir skaitėte istoriją apie tai, kaip žydų tauta išvaduota iš Egipto atėjo prie Sinajaus kalno ir laukė viešpaties nurodymų, išaušo diena, kada Dievas pats asmeniškai prakalbo į žydus. Ir atsimena tą prašymą. Visas kalnas rūko juodais dūmais ir drebėjo. Pasigirdo galingas trimito garsas, kuris vis stiprėjo. Lėkė anglys kažkokios, nežinau, ugnikalnių užsiveržimas ar kas ten vyko. Bet visa tauta išgirdusi pradėjo sakyti, mes bijom, mes persigandę, mes nenorim, kad Dievas mums kalbėtum, nes yra šansas, kad mes mirsim. O toks buvo Dievo kalbėjimas. Jėzuje Kristuje Dievas prakalbo mus kitų balsų. Bet kas vyksta, kai žmogui pradedi kalbėti švelniai, skatindamas jį mąstyti, teisingą sprendimą priimti. Jėzus atėjo pas žmonės ir pradėjo pasakoti istorijas. Vaikeliai, su Dievo karalystė yra va kaip. Jeigu tu nori rasti Dievo karalystės lobį, tu turi atsisakyti visų savo lobių, atsimenat? Parduoti visas savo dirvas ir nusipirkti tą dirvą, kurioje yra lobis. Nu ir panašių dalykų jisai kalbėjo, ne?
Ar žmonės jį išgirdo? Nu, ar mes jį girdime? Žinote, žmogiška patirtis tokia, mano prisiminimo asmeninė yra. Man teko tarnauti tuo metu dar tarybinėje armijoje ir teko sutikti labai keistą žmonių tokį elgesį. Aš buvau naivus tuo metu ir aš galvojau, kad su kiekvienu žmogum gali, pasikalbėjai ir susitarti gali. Teisingai apmastyti ir gali susitarti. Bet teko sutikti žmonių, kurie pradėjo elgtis mano atžvilgiu iššaukiančiai, žeminančiai. Ir, kaip mes žmonės sakom, ėmė laikyti nieko. Ir tol, kol neduodi žmogui kumščių į veidą, žmogus nesupranta, kad tu esi žmogus ir tu vertas pagarbos. Ir mane tas nustebino. Kada daviau į veidą, tas pats, kuris žemino kurį laiką ir buvo piktas ir visa kita, sako, ateina rusų kalboje, o, aš matau, kad tu esi vyras, o dabar mudu būsim draugai. Ir mane tas taip sukrėtė, kad, aš buvau sukrėstas tuo metu, kaip šitai? Turi primušti, susimušti, dar kažką padaryti, kad kitas imtų laikyti tave kažko tai vertų žmogumi. Tol, kol neduodi į galvą, tol nesusitarsi. Siaubas. Ir taip dabar, kaip mes Dievo akivaizdoje. Labai įdomus dalykas. Sako, mes visi taip, aš geras žmogus, aš protingas žmogus, aš mąstantis žmogus ir aš moku skaityti ir Dievo žodis prieš mano akis yra. Ir vis dėlto, kol viešpats nepamoko, kol neprispaudžia, tol nesupranti ir nepradedi daryti to, ką reikia daryti. Ir tas yra liūdnas dalykas mums. Bet ką, mėlyje, noriu priminti. Trimito garsas skelbia, viešpats yra gyvas ir jis kalba tau. Šiandien jis kalba tau švelniai, bet ateis metas, kada ateis ir prabils kaip valdovas, kaip karalius ir nuo jo sprendimo niekas neišsisuks tame tarpe ir tu. Ir sugrįžtant prie šiandieninės šventės, naujųjų metų šventės, va šitas paraginimas pastatyti save sugrįžtančio viešpaties akivaizdoj yra skirtas tau ir labai rimtas, aš taip manau, labai rimtas. Viešpats sugrįžta, ar tu pasiruošęs? Viešpats sugrįžta, kur tavo širdis? Viešpats kalba, ar tu klausaisi? Ar tu girdi? Viešpats žada tau nuostabų dalyką, dangaus karalystę žemėje. Ar tu pasiruošęs į ją įeiti? Savaitė laiko skirta tam, kad tu galėtum priversti save mąstyti, priversti save pasiruošti, priversti susivaldyti, su viešpaties pagalba atsisakyti to, kas yra nereikalinga tau kaip žmogui visai ir kas netinkama yra viešpatyje. Nukreipti savo mintis į tai, kas yra naudinga, teisinga, kaip apreiškimas sako apie apaštalo Povilo lūpomis. Sako, mąstyk apie tai, kas šviesu, kas gera. Per televizorių žiūrėk tai, kas skatina tavo geriausius dalykus, geriausias savybės. Daryk tai, ką tu žinai, kad yra gera ir teisinga. Ir Dievas bus su tavim. O jeigu turi kokį rūpestį, nerimą, kalbėk viešpačiui, melskis. Ir jis parodys tau savo maloningą ranką. Tai yra naujųjų metų šventė. Šiandien dienai dar noriu pridėti dar vieną tokią tiesą skirtą kiekvienam iš tikinčių Jėzumi Kristumi žmonių. Ir tai yra ištrauka iš Jezekėlio pranašystės. Jeigu jūs nieko prieš, atsiverskite kartu su manim Jezekėlio pranašystės 3 skyrių, paskaitysime 17-21 eilutes. Trimito garsas. Nuo
3 skyriaus 17 eilutės, Ezekielio pranašystė. Žmogaus sūnau, sako viešpats Dievas pranašui. Žmogaus sūnau, aš paskyriau tave sargybiniu Izraelio namams. Ką išgirsi iš manęs, pranešk jiems mano vardu. Jei aš sakysiu nedorėliui, tu mirsi, bet tu neįspėsi jo ir nepamokysi, kad jis paliktų savo nedorą kelią ir išliktų gyvas. Nedorėlis mirs dėl savo nusikaltimų, bet jo kraujo pareikalausiu iš tavo rankų. Jeigu tu įspėsi nedorėlį, bet jis neatsivers nuo savo nedorybių ir nepakeis savo kelių, jis mirs dėl savo nusikaltimų, bet tu ką? Išgelbėsi savo sielą. Jei teisusis, nusigręžęs nuo teisumo, darys piktą, aš padėsiu jam kelyje suklupimo akmenį ir jis mirs. Jei nebūsi įspėjęs jo, jis mirs dėl savo nuodėmės ir jo teisių darbų nebus atsiminta, bet jo kraujo, ką? Pareikalausiu iš tavo rankų. Jeigu tu įspėsi teisųjį, kad jis nenusikalstų ir jis nenusikals, jis išliks gyvas, nes paklausė įspėjimo ir tu išgelbėsi savo sielą. Amen. Ir nesvarų žodžiai. Viešpats, ta prasme, apaštalas Povilas pats apie save ir kitus evangeliją skelbiančių žmonės sako, mes esame viešpaties pažinimo gardus kvapas šitame pasaulyje, kaip smilkalai. Esat matę katalikų kunigus, ne? Nešiojasi smilkytuvą ir vaikšto po pamaldų metu po bažnyčią arba kur jie bevaikščiotų, visur sklinda kvapas. Ir tu įkvėpi, ar jis tau patinka ar nepatinka, netiek svarbu, bet kvapas sklinda. Ir apaštalas sako, mes apaštalai esame viešpaties pažinimo saldus kvapas šitame pasaulyje. Ir tas kvapas vieniems reiškia gyvenimą, o kitiems reiškia mirtį. Sugrįžtame į Senąjį testamentą. Viešpats Dievas sako, pranaše, aš tave išsirinkau ir aš tave paskyriau sargybiniu, kad tu trimituotum. Pamatei pavojų, trimituok. Pamatei, kad teisusis blogai daro, trimituok. Pamatei, kad neteisusis gyvena neteisiai, trimituok, perspėk, ar ne? Ar jie tavęs klausys, kitoj vietoj viešpats sako, netgi tokio žodžio sako, nesvarbu, ar jie tavęs klausys ar neklausys. Tu padaryk tai, kas yra tau pavesta padaryti. Toks yra tavo darbas, toks yra tavo pašaukimas, toks yra tavo tarnavimas. Tu padaryk, kada įvyks tai, ką tu perspėjai. Bent jau žmonės žinos, kad buvo Dievo žmogus jų tarpe. Aš truputėlį perfrazuoju Senojo testamento eilutes, ar ne? Taigi, ir noriu pasakyti mums visiems, brangieji, tam tikra prasme viešpats mus visus yra padaręs trimitais. Mus visus yra pašaukęs skelbti. Dievas yra ir viešpats Jėzus Kristus yra gyvas. Jeigu tu šauksies jo, jis atleis tai tavo kaltę ir pagydys iš visų tavo ligų. Duos tau jėgą gyventi taip, kaip yra reikalinga gyventi. Jūs turite galimybę gauti jėgą, gręžtis nuo visų savo piktų darbų ir kelių. Dievas tai yra pažadėjęs. O mūsų pačių tarpe, tikinčiųjų tarpe, jeigu tu matai brolį seserį elgiantis netinkamai, sutrimituok, sako, atsimena, Senojo testamento tą paraginimą. Perspėk teisųjų, sako. Jeigu jis tavęs paklausys, jis liks gyvas. Jeigu nepaklausys, jisai mirs. Bet tu būsi padaręs tą darbą, kurį Dievas pašaukė tave daryti. Ir va šitoj vietoj noriu pasakyti, kad pas mus yra dvigubas paraginimas. Viešpats sako, per šventąją dvasią, per Jėzų Kristų, aš į jūsų širdį įdėjau tikėjimą ir Dievo meilę. Dievas myli visų žmonės ir trokšta, kad visi būtų išgelbėti ir įgytų tiesos pažinimą, ar ne? Šita meilė yra pas tave. Tu mylėdamas Dievą, tu mylėdamas žmonės Dievo meilę,
trokšti, kad jie pažintų Dievą, kad jie pažintų Dievo tiesą, o tai reiškia, mums reikia prakalbėti, mums reikia padiskutuoti, perspėti, paraginti ir panašiai. Ir tai yra mūsų tarnavimas, mūsų pašaukimas, mūsų darbas, be visų kitų dalykų, kur Viešpats sako, jūs apskritai turite gyventi teisiai, teisingai. Kada mes išgirstame trimito garsą naujųjų metų šventės metu, arba varpų skambėjimą katalikų ir pravoslavų ir kitose bažnyčiose, kurie turėjo tos varpus, vienas iš dalykų dar papildomai, ką mums reikėtų atsiminti, tai yra tai, kad aš esu tas trimitas. Aš esu tas varpų skambėjimas. Aš esu tas signalas. Ir tai yra Dievo dovanota teisė, privilegija, garbė būti jo pasiuntiniu šitame pasaulyje. Ar įsivaizduojate? Garbė yra būti tikinčių žmogum ir liudyti Evangeliją. Garbės dalykas yra vadintis tikinčiu Dievo vaiku. Nors dažnai pasaulyje gėda yra pasakyti, kad aš esu tikintis, ar ne? Ar pastebite tą tokią psichologinę būseną tokią. Kada pasakai, aš tikiu Dievu, tai toks jausmas, kad gėda tau, tu toks kažkoks, bus neiškrypęs, protiškai atsilikęs, tu tiki Dievu. Kas čia dabar? Ką proto neturi, valios neturi, gyvenimo negali sutvarkyti, ar dar kažkas tai tokio, ar ne? O Viešpats Dievas sako priešingai. Šitas jausmas yra iš žmogaus, žmogiškas, kūniškas ir velniškas. Būti tikinčių žmogum ir skelbti tikėjimą yra garbės dalykas, šlovės dalykas. Nes tu esi Dievo įrankis ir Dievo trimitas šitame pasaulyje. Taigi, brangieji, apibendrinant visą, ką kalbėjau, reikia pasakyti, kad naujųjų metų trimito garsas primena mums išgelbėjimo viltį ir visus Dievo pažadus. Kada išgirstate trimitą, mes galim dar savo papildomai padėti. Kada mes išgirstame gamyklų sirenas, kurios kažkodėl ima laiks nuo laiko ir išbando, kada mes išgirstame varpų gausmą bažnyčių varpinėse, mes galime atsiminti. Viešpats kviečia mus į nuostabią ateitį. Viešpats kviečia mus į savo karalystę. Dabar yra tas laikas, kada mes ruošiamės ir siekiame būti tinkami Dievo karalystėje gyventi. Visi tie garsai primena mums, kad bus mirusiųjų prisikėlimas, Viešpats Jėzus Kristus sugrįš, mes būsime įvertinti ir gausime atlyginimą už visą savo darbą ir ištikimybę Viešpačiui. Todėl mes turime pašaukimą būti ištikimais. Dar daugiau, tuo pačiu tai yra priminimas. Tu esi Dievo balsas čia šito žemė. Tu esi įspėjantis trimitas visiems kitiems. Tu esi Dievo pažinimo kvapas visiems kitiems aplinkui. Ir tai suteikia tau garbę ir šlovę vadintis Dievo vaiku ir Dievo pasiuntiniu ir suteikia tau, kaip čia pasakyti, pareigą kalbėti, pareigą gyventi, pareigą šį bei tą daryti Viešpaties vardu, ar ne? Ir tą mes turime padaryti. Būtų nuostabu mums visiems Jėzui Kristui sugrįžus išgirsti: džiaugiuosi tavimi, ištikimas mano tarne. Ir jeigu jau Dievo meilė mums nedaro jokios įtakos, tai galbūt išmintinga būtų išsigąsti Dievo. Jeigu ne iš meilės Dievui daryti tai, ką Jis liepia daryti, tai aš raginčiau daryti tada iš baimės. Nes Dievo bausmė baisi. Petras sako, baisu pakliūti į gyvojo supykusio Dievo rankas. Baisu pakliūti. Ezekielio pranašystė man dabar vėl prisimena. Jeigu teisusis sukasi nuo teisumo kelio ir daro negarbę Dievui, Dievas sako, aš jam padėsiu akmenį ir kokie žodžiai atsimena? Ir jis mirs. Ir jis mirs. Net iki tiek. Galbūt ne iš karto.
Bet tai gali būti jo pabaiga. Netgi krikščionių norisi paklausti, ar esate pasiruošę mirti dėl kažkokio nuodėmės malonumo? Taigi, naujieji metai. Ateinantį savaitę skatinu, kad būtų praleista, prisimenant tai, ką mes kalbėjome šiandieną, ką raštas kalbėjo čia labai trumpai, probėgšmais viskas, su viltimi, kad jūs viską žinojote ir reikėjo tik tai priminti visus tos dalykus. Visą tai yra mūsų protose ir širdise. Ir dar kartą noriu akcentuoti, vis dėlto svarbus laikas tai yra, kontrolinis tai yra. Todėl skatinu visus maldos gyvenimui, nuolankumui, apmąstymui, įvertinimui, nusistatymo keitimui. Atgaila, vat yra gražus žodis, religinis žodis toks, atgailau. Nu, ką reiškia atgailau? Kitais žodžiais tariant, keisk savo nusistatymą. Atgailauk reiškia, keisk savo nusistatymą. Kartais žmonės sako, aš turiu pakeisti savo gyvenimą, aš atgailauju ir kodėl aš toks esu, ir kodėl aš taip darau. Dieve, kaltas, aš esu kaltas. Tik tark žodį ir mano siela pasveiks ir aš pasikeisiu, o Dievas kaip tyli, taip ir tyli, netarė tų žodžio ir tas, kas gėrė, ir toliau geria, nors ir kaltas, ir tas, kas rūko, ir rūko, kas vogė toliau, bet paskui aš kaltas. Iš tikrųjų tai reiškia, keisk savo nusistatymą. Nieks netrukdo pakeisti tavo minties. Jeigu tu vogiai, sakyk, užtenka, viskas, vakar vogiau, šiandien gatava, nevogsiu. Vakar piktai kalbėjau su žmonėm, iš aukšto kalbėjau su žmonėm, viskas. Negaliu taip kalbėti. Niekas netrukdo pakeisti nusistatymą. O kada pasikeis nusistatymas, va tada jau šauksmas į viešpatį. Viešpatie, suprantu, kad negaliu būti geras žmogus, padėk man. Noriu būti išvaduotas iš šitos ydos, apvalyk mane, tugi pažadėjai, ne? Suprantu, kad geriau, viešpatie, išimk man tą norą, išimk man, apvalyk mane nuo to. Bet kartais mūsų elgesys yra piktas ir mes sakome, nu, jeigu viešpats norės, tai jisai neleis man pakelti taurelės. Nu, ir taip ranką tik pakėliai, plaštą plumtai nukrito. Kraujas pasipylė. Ką tu čia, Dieve, kad ranką apkelti? Dar ranka nukrito. Ir žmonės tarsi laukia to. Jeigu viešpats norėtų, tai einu blokas iš dangaus, toks didžiulė siena, prieš nosį, bum, net išgriuvau. Oho, kaip Dievas saugo nuo nuodėmės, va čia tai bent. Nieko panašaus nevyksta, bet nieks netrukdo pakeisti nusistatymą. Nieks netrukdo šaukti į viešpatį. Viešpatį, aš noriu būti kitoks, aš nenoriu būti toks. Gelbėt mane, gydyk mane. Juk tam tu ir atėjai, kad išvaduoti iš velnio valdžios, iš nuodėmių valdžios ir visokios neteisybės. Gelbėk mane. Taigi, brangieji, visą savaitę naujųjų metų šventės yra pašvęsta maldai, nusistatymo keitimai, savo gyvenimo, savo sąžinės įvertinimai ir maldai į viešpatį šventosios dvasios atgaivos. Per Jėzų Kristų Dievas suteikė šitas galimybės mums ir mes turėtume jomis pasinaudoti. Ir kaip minėjau, biblinės šventės yra be galo tikslios ir aiškios. Tai, ką jos liudija, jos iš tikrųjų tai ir liudija. Ir jeigu trimito šventė sako, išgirdę trimito garso, sukruskite, prisiminkite viltį, įvertinkite save ir ruoškitės, tai šito rudeninio laikotarpio mes ir turėtume tą daryti. Taigi malda ir pasninkas gali mums stipriai padėti. Raginu per ateinančią savaitę visą tą ir įgyvendinti.